Gendrutis Morkūnas. Švęsti kosmose ir tvarte. Eseistika ir bičiulių bei bendražygių atsiminimai. Ar tikite stebuklais? Argi reikia tikėti tuo, kas yra, iš Gedručio Morkūno pokalbio su bitutės žurnaliste? Knyga Švęsti kosmose ir tvarte tai iškilaus fiziko, talentingo vaikų bei paauglių rašytojo ir originalaus publicisto Gendručio Morkūno 1960–2009 eseistikos palikimas bei bičiulių bendražygių atsiminimai apie šią ypatingą asmenybę. Ši knyga bus aktuali dar ilgai. Man ji brangi dar ir tuo, kad joje yra datos. Knyga tartum dienoraštis. Yra metai, yra mėnuo, yra diena. Aš pati skaitydama tekstus galėjau tikrinti pačios gyvenimą. O ką aš veikiau tą mėnesį, tais metais? Kokie buvo mano tie naujieji metai, kalėdos? Ir visa tai tampa labai artima, brangu, sava, tartum iš tiesų kalbėtumėsi su žmogumi. O ar tu prisimeni? Gintarė Adomaitytė.